Labas vakaras, mylimieji kanalo Evangelija be cenzūros žiūrovai, aš Arvydas Ramūnas ir Rolandas, sveiki brangieji, ir mūsų ta laida, kaip mes sakom, kuri gali ir turėtų pakeisti jūsų gyvenimą arba bent nukreipti mintis, kita linkme nei jūs buvote įpratę. Aš tikiuosi, Rolandai, kad mintis galima pakeisti ir šiandien susitikdami su savo žiūrovais ir galbūt šiek tiek nustebinsiu tave, pasiūlysiu tau labai įdomią, labai intriguojančią temą. Mes kalbėsime su tavim apie tai, ką galbūt ne visi kalba, ne visi galbūt išdrįsta šitame eteryje. Mes kalbėsime apie LGBT naujienas. Tos naujienas nėra naujienas, jos niekur nedingo, jos ir buvo, tiesiog jos atėjo į mūsų aplinką, jos atėjo į mūsų sociumą, jos atėjo ir į mūsų bendruomenės. Ir kad, Rolandai, mūsų laidas šiek tiek pakeisti, nes galbūt mes esam su tavim jau užstrigę ties Dievo žodžio, tokia galbūt nagrinėjimo, pasileiskim šiandien plaukus ir pakalbėkime tą laisvą temą, kaip du susitikę vyrai drąsiai tą temą iškomunikuoti su mūsų žiūrovais ir aptarti, argi LGBT yra ideologija, ar tai yra vertybė? Aš tai galvoju, kad tu manęs tikrai nustebinsi, neišgąsdinsi. Negaliu aš tavęs nustebinti. O plaukų, ačiū Dievui, aš daugiau šiuo atveju galiu pasileisti, tai turiu jau iš karto pranašumą. Kur tie plaukai? Manau, galima užmesti. Gerai. Manau, kad iš tiesų turime jau tos pakankamai ir patirties ir tikrai mes neužstrigę ties Dievo žodžiu, bet galbūt kažkam gali būti perdėtai atrodyti, kad jo yra per daug. Aš tai skaitau, kad mūsų gyvenime jo galėtų būti ir daugiau, bet aš kalbu apie tą gyvą žodį, kuris pareina iš tikro gyvo santykio labiau, sakykime. Čia matyčiau kaip gairės Biblija pati, kurioje reikia tikrai dar atrasti, išgryninti ir tikrai naudojant įvairių vertėjų vertimus, tikrai susidaryti tokį aiškesnį vaizdą. Bet aš už santykį asmeninį tokį. Aš irgi už santykį ir galbūt su žiūrovais tokį kaip įvadą padaryti. Mes vis galvom, kad tai mus nepalies, kad tai yra kažkur tai toli, už jūrų marių, bet po truputį šitos temos tiek socialiniuose tinkluose, tiek mūsuose tampa aktuali. Ir aktuali tapo iki tol, kada mes pradėjom girdėti, kad, tarkim, Latvijos prezidentas, pirmasis iš Baltijos šalių, Rolandai, prezidentas, jisai yra netradicinės orientacijos žmogus, kuris viešai tai deklaravo. Ir driokstelėjo dar vieną tą naujieną, kur irgi, galbūt jūs nepastebėjot, Prancūzijos premjeras, gan jaunas vyras, irgi viešai pasiskelbė, kad jis yra netradicinės orientacijos, irgi tai viešai. Ir čia buvo priimtina jau mūsų masinės informacinės priemonės ir spaudoje, kur mes čia rytamės, kas čia dabar su mumis gali atsitikti. O dar labiau, Rolandai, tokios istorijos atradimų ir dėl savęs pasirodo, kad 1992 metais mūsų Lietuvos psichiatrų draugija šitą bėdą arba šitą įvardintą judėjimą, kuris įvardinamas kaip LGBT, įvardino kaip sveikų. Tai buvo išbrauktas iš psichiatrų kaip liga, ne? Tai aš sakyčiau, Lietuva maždaug 20 metų atsilieka, nes Amerikai būtent psichiatrų, nežinau kaip ten asociacija vadinasi, 70, man atrodo, 1973 metais panaikino ją kaip patologiją, kaip reiškia ligos sampratą, panaikino. Ir po psichiatrų, Rolandai, 93 metų birželio 10 dieną Lietuvos baudžiamųjų kodekse 122 straipsnio, už ką grėsė 3 metai santykiai vyras su vyru, jis buvo panaikintas. Ir mes visą tą paradą, kuris prasidėjo, kaip tu paminėjai, nuo Amerikos, 60-70 metų visi tie įvykiai, paradai, jie atsirito į mūsų namus.
Nu ir kodėl aš čia tą temą tokia galbūt ją užaštrinu, nes pastebėjau, kad pirmieji vis dėlto mūsų broliai katalikai susidūrė su šitą problemą, nes jau vieną kartą minėjom savo laidoje, kad popiežius Pranciškus paskelbė, kad galimai taip galbūt neteisingai ir suprato ir visi šitie judėjimai, jie pradėjo reikštis. Ir va, užjaučiu poną kleboną iš Palangos, Palangos mergelės bažnyčios Ėmimo į dangų klebono Kęstučio Balčiūno, kuriam iškilo, Rolandai, problema, nes du vyrukai, jie sumanė tuoktis būtent šitoj Palangos bažnyčiai. Ir va tą diskusiją spaudoje, Rolandai, jis bando kažkaip tą tolinti, o šitie nepasiduoda. Jie sako, mes norime, mes esam tikintis. Rolandai, jie sako, mes esam tikintis. Ką šitokiu atveju, kai girdime va tokias naujienas, mes tam dabar daliname su mūsų žiūrovais, sakyt, jie dabar, kam apie tokius žmonės kalbėti, vieni iš viso rašo, tokius reikia pasiųsti toliau, tokius reikia iš viso naikinti, tokius reikia pašalinti iš mūsų tarpo, kaipgi juos dabar mes galime... Tai yra prakuras pragaroje, ne? Vieniems tai yra taip, ir turbūt jeigu pažiūrėti, kas tai rašo, bus turbūt uolus tikėjimo sergėtojai. Jo, ir iš tikrųjų tai laikai keičiasi, bet iš tiesų iš kitos pusės nieko naujo. Nereikia kalbėti apie 1970-osius, 60-osius. Mes galime grįžti ir Jėzaus laikus, kai Jėzus dar vaikščiojo žemė. Nemanau, kad ten buvo kitaip, buvo daug ištvirkimo ir sako, Jėzus atėjo būtent tamsiausių žmonijos laikotarpiu. Tai tamsiausių, tai aš manau, kad ir tas ir buvo. Bet jeigu grįšime dar anksčiau, mes pamatysime ir Loto laikais ir visą kitą, ten tie visi dalykai. Hanano žemės gyventojai, ten vyko tie dalykai. Tai čia nieko naujo. Ir Jėzus, tarp kitko, savo mokiniams irgi sakė, kad yra tam tikrų išskirtinumų ir nesistebėkite, kad visada visokių bus, ar ne? Tik turbūt yra pagrindinis gal klausimas ne tiek, kaip jie save pozicionuoja, kaip save vadina, bet klausimas, ką jie nori tuo įrodyti arba ką nori pasiekti. Ir jeigu, sakykime, tos savo, polinkius arba nuokrypas bando įteisinti kaip normą, čia galbūt jau yra problema, kaip pasakyti, tai yra normalu, tai tada, žudyti, galim sakyti, yra normalu, vogti, tai yra normalu, ir visa kita. Ir iš dalies, lyg ir normalu, kai tu nepažįstai Dievą, ar ne, kai tu nesusidūręs su geruoju Dievu, tu turi įstatymą ir tada tu viską pradedi dėlioti, čia normalu, čia nenormalu ir visa kita. Tai čia, Rolandai, dabar turbūt klausytojai iš karto nuspręs, kad mes tiesiog esam toj barikadų pusėje, mes giname tuos dalykus, nes ką noriu pastebėti, kad netgi netikinti žmonės, kurie visiškai neskaito nei Biblijos, ką kartais mes parodom kitą nuomonę, cituojam, jie atmintinai žino šitą vietą, kad Dievas už tuos dalykus baudžia ir Dievas yra prieš, ne? Bet jeigu galvosim apie Dievą, kuris baudžia, tai mes daug raštų vietą atrasim ir melagiai, ir ištvirkeliai, ir vagis, ir tas, kuris broliai skaudina. Jam sako, geriau akmenį pasikabinti po kaklų, geriau būti negimus, ar ne? Yeah. Tai yra keistų dalykų. Bet čia viską žiūrim per įstatymo prizmę. Ir įstatymo vykdytojai jie patys yra, kaip mes esam kalbėję, dažniausiai nuožmiausiai, labiausiai teisinti žmonės, labiausiai kritikuojantis, labiausiai lyginantis save su kitais. Bet mes vis tiek vėl grįšime prie Kristaus, kuris atskleidė absoliučiai kitokio Dievo charakterį. Aš gal norėčiau paskaityti irgi iš Evangelijos pagal Matą, kad pamatyti, kad Jėzų tai irgi nestebino, kad buvo kitokumo. Ir 19 skyriui, Evangelijai pagal Matą, nuo 11 eilutės galim sakyti, kad
Jis jiems atsakė, ne visi gali išmanyti tos žodžius, o tik tie, kuriems duota. Tai reiškia, ne visi supras ir mums šiandien tikėtis, kad mes suprasime absoliučiai visi viską, tai turbūt yra naivu, tai yra procesas, tai yra vėlgi atnaujinimas, požiūrio atnaujinimas ir mūsų suvokimas ir kiek mes labiau pažįstame tikrąjį Dievą, kuris yra meilė, tiek mes labiau keičiamės į jo atvaizdą, sakykime, jo charakterio savybės perimam, ar ne? Ir sako, nes yra eunuchų, kurie gimė tokie iš motinos įsčių. Jėzaus žodžiai yra eunuchų. Aišku, reikia patikslinti, kad eunuchas tai nėra gėjus. Eunuchas tai yra tas, kuris lytinio organo netekęs arba, reiškia, jam gamtos duota, kaip sakoma, nevykusiai apipjaustymą padarė. Čia toks variantas galimas, net nenorint tapo, iš gero. Arba, sako, jie būdavo dažniausiai eunuchai prižiūrėtojai, karalių, reiškia, to žmonų arba sugulovių prižiūrėtojai. Karaliai protingai sudėlioja, kad ten toks prižiūrėtojas nepradėtų ir tikrinti jas, žinai, kokybės, žinai, ten tas. Tai rinko tokius arba, reiškia, kastruodavo tas vyrus. Yra eunuchų, kurios tokius padarė žmonės, kaip ir minėjom. Žmonės padarė. Ir yra eunuchų, kurie patys save tokius padarė dėl dangaus karalystės. Sako, kas pajėgia išmanyti, tai išmano. Ir čia duodama turbūt ir iš čia gimė daug įvairių tokių tezių ir greičiausiai turbūt viena iš pagrindinių turbūt rašto vietų celibato irgi buvo. Aišku, Pauliaus ten tie visi pamokymai, irgi celibato atsiradimas, kad reiškia jau Dievo tarnas, jis negali tuoktis arba turėti, reiškia, šeimyninių santykių, ne? Tai kažkur va taip. Ir tai nieko nestebina Kristus, ką aš noriu pasakyti. O kodėl tai turėtų stebinti mus? Aš galvoju nestebinti, o esmė yra, kaip mes į tai reaguojame. Jo, ir cituojant tavo raštą vietą ir ją galbūt taip šiuolaikinę kalbą išverčiant ir paaiškinus, aš manau, kad kiek man teko klausyti, girdėti ir pasidomėti, patys medikai, jie galutinio tokio atsakymo iš kur, kodėl, tarkim, parašyta rašte negulk su vyru, kodėl vis dėlto vyras renkasi tokį žingsnį. Jie tyrinėja ir tas mokslas apie genus vadinasi epigenetika. Tai bando vis dėlto mokslininkai, galbūt galima ir pasiremti, kad vis dėlto kažkoks tai procentas iš tikrųjų, Rolandai, turbūt yra, ne, šitų galbūt jau nuo genetikos kažkoks tai procesas, kuris yra. Bet pagrindė, į ką ir aš linkstu, ir manau, Rolandai, tu sutiksi, kad tai yra pasaulėžiūra aplamai, į ką tais laikais, antikos laikais, net ir Aristotelis, ir Platonas rašo, kad tai nieko blogo. Jie patys cituoja, nes buvo tokia aplinka, buvo tokia terpė ir netgi išsirašęs esu vieną tokią vietą, senovės Romoje atletiškas jauno vyro kūnas liko vyrų seksualinio dėmesio centre. Visi imperatoriai išskyrus Klaudijų turėjo vyrų meilužių. Tik 390 metais mūsų eros metais krikščionių imperatorius Teodosijus I išleido įstatymą pasmerkusi pasyvius vyrus sudeginimui. Tai tarkim, po krikščionybės, po Kristaus dar beveik 400 mečiai, tai buvo visuomeniai norma, niekas į tai nežiūrėjo ir mes laiškuose matome daugelį tokių įdomių nukrypimų, kada apaštalas Paulius irgi rašo, jūs ten tokių dalykų susigalvojot, kad sako, netgi pagonys taip nesiilgė. Tai aš manau, kad ta terpė arba tas laikmetis, antika, evoliucionavo ir matom tą vadinamą viduramžį, kada tai buvo iš tikrųjų užspausta, tai būdavo žmonės deginami, ketvirčiuojami, pjaunami, žudomi ir tai buvo iš tikrųjų ne. Matom, kad tai jau 19-18 amžiaus jau pabaigoje keičiasi visuomenės informacinis laukas, keičiasi pats pasaulis ir iš tikrųjų į mūsų gyvenimą ateina šitie visi įvaizdžiai. Kaip aš jį galiu pavadinti, toks
iš modernizmo mes papuolom į postmodernizmą, kada viskas sukoncentruota, tiek pramonė, tiek visas šou verslas į žmogų, į vadinamą tą aš, kas esu ir žmogus, vertina turbūt, jeigu šiandien mūsų medija, jinai tai transliuoja, mes kaip krikščionys esame, Rolandai, irgi neapsaugoti. Reiškia, mes, jeigu taip save nuteistume, tai ką mes matome, mums nėra galimybės su tavimi iš viso išsigelbėti. Ir mes ką tokiu atveju? Mes tada, matydami šitą lauką ir turėdami ką? tą antigeną, mes turime pažinimą Dievo, ne, kuris galbūt labai siaurai, galbūt dar nėra apie tai diskutuota, mums padeda įvertinti, kad tai yra gerai, tai yra blogai. Mes tam šiandien vertinam tą pusę, kuri įsidažiusi plaukus, tas pasileidus plaukus ir skiauteris apsinuoginę eina mūsų sostinės gatvėm ir šaukia, duokit man šitos laisvės. Mes už laisvą pasireiškimą žmogaus, netgi institucijos ir įstatymai šiandien nukreipti į žmogaus tą išlaisvinimą, į beribę jo teisę būti tokiu, koks jis nori būti. Jo, tu čia taip plačiai biškai paėmei, bet turbūt reikia vėlgi grįšiu, pasikartosiu, visais laikais ir tamsiausiais laikais Kristus atėjo ir tai, kad tai yra, tai vyko. Taip yra, bet esmė yra vis dėlto visai kita, esmė yra prigimtis. Jeigu mes grįšime prie to, va čia reikalingas atskirimas, akių geismas, jisai daug kur nuveda žmonės, bet iš principo, tu turi susivokti, žinai, jeigu aš arba, sakykime, bandau įtvirtinti tai kaip normą, va šitas pasirinkimus arba tą požiūrį, arba, sakykime, sutrikimą, kaip tai beivardinsi, jeigu aš jį bandau įtvirtinti kaip normą, tada prasideda toks, egzistencinis klausimas, tai gerai, truputį hiperbolizuokime, perkelkim, kad, 90% visuomenės tada tos pačios lyties santuokas nori sudaryti ir turėti, tipo šeimą. Tada kur yra reprodukcija, Dievas sukūrė vyrą ir moterį, sako, ir tai yra gerai. Kažkaip aš nerandu, kad Dievas sukurtų ten Joną ir Joną, žinai, atsiprašau, Jonas, jeigu kuris žiūri, ar ten dar kažkokį tais. Čia gal yra esmė, bet prie ko aš vedu, kad visko yra, visko būna, bet esmė yra mūsų kaip tikinčių Kristumi arba sekančių juo, kaip mes į tai reaguojame. Vis dėlto jie yra žmonės, jie yra sukurti pagal Dievo atvaizdą. Dabar atskirti žmogų ir jo elgesį ir pasirinkimą, tai turbūt yra viena iš pradžia, kaip aš galiu jau truputį atsitraukęs ramiau pasižiūrėti tai. Nes jeigu aš suvedu jo elgesį arba pasirinkimą į asmenį, tada aš pradedu nekęsti asmens arba prieštarauti jam ir tada atsiranda konfliktas. Aš taip suprantu. Bet jeigu aš atskiriu elgesį nuo asmens, aš tada vertinu jo elgesį arba pasirinkimą ir sakau, šitas pasirinkimas, jisai niekur neveda. Jisai nėra konstruktyvus. Kodėl? Nes tada, kad tau jį įprasminti ir įteisinti kitokumą, kaip tu ir sakai, tada prasideda, aš turiu tada demonstruotis, aš turiu šaukiančiai elgtis, parodyti, kad mes vis tiek esame, kad mes čia dabar laisvi ir demokratija irgi turi tam tikrą savo pažeidžiamumą, nes nevaldoma demokratija pereinama į anarchiją, ar ne? Sakykime, dėl to režimai yra, reikia balanso. Bet aš prie to dabar paskaityčiau irgi iš rašto vietos, kai sako Paulius, ar ne, pirmam laiške Korintiečiam 6 skyrius, sako, ar nežinote, brangieji, kad neteisėjai nepaveldės Dievo karalystės. Neteisėjai visi yra tie, kurie nusidėjo, kaip sako, nusidėjo visi Adomo asmenyje. Sako, nepaveldės Dievo karalystės, neapsigaukite, nei ištvirkeliai, nei stabmeldžiai, nei svetimautai, nei homoseksualistai, nei vagis, nei gobšai, nei girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės. Kai kurie iš jūsų buvote tokie. Dabar klausimas yra toks egzistencinis. Tu matai, jie neįeis į dangaus karalystę, o tu, Rolandai ir Arvydai, kalbi, kad visi išgelbėti ir Jėzaus Kristaus dėka, jo ištikimybė ir jo tikėjimą esame išgelbėti. Nieko nesupainioti, taip ir yra. Bet mes turėtume grįžti prie to, ką Jėzus arba Paulius irgi įvardė, kas yra dangaus karalystė. Tai nėra vieta, tai yra
vertybės. Tai yra puoselėjamos tavo gyvenimo vertybės arba būdas, sako, teisumas, ramybė ir džiaugsmas. Tai yra elgesys, tai yra gyvenimo būdas, ar ne? Arba laiške dar Galatams papildomai yra 5 skyriuje sako, tai yra gerumas, malonumas, susivaldymas, džiaugsmas ir meilė. Tai, ką aš prie ko vedu, tai šitaip gyvendami žmonės, kur aš čia išvardėjau, ištvirkėliai, homoseksualistai, vagis, gobšai, melagiai ir visi kiti, jie nepaveldės ko? Jie neturės ramybės, jie neturės džiaugsmo, jie neturės kitų savybių, kurios sukuria tą gerą atmosferą ir kurios plečia ir užkrečia žmonės to gerumu. Ir dar grįšiu prie ko, kad ne, kaip tu minėjai, ne laužai, neskandinimai, deginimai pakeis šitokių žmonių mąstymą ir jeigu ir jie eina su savo demonstracijom, ne jų vaikymas, ne tyčiojimas iš jų pakeis jų požiūrį, bet sako, Dievo gerumas skatina mus keisti požiūrį, tai reiškia, jeigu mes save skaitome tikinčiaisiais, reiškia, mūsų gerumas arba požiūris į juos, gailestingas, pagarbus požiūris į juos, turi šansą kažką padaryti jų sampratavime, jų smegenyse, kad jie pradės gyventi kitaip, galbūt mąstyti pirmiausiai pradės kitaip, o paskui jau galbūt ir pasikeis jų elgesys. Jo, ir čia galiu papildyti tave, kad netgi gender fluidai yra toks apibūdinimas žmogaus, kuris iš viso yra pasimetęs savo lytyje, jam nesvarbu, jis gali užsinorėti šiandien būti moterim, jis po to gali būti bet labai kūrybiška. Kūrybiškai. Ir ten netgi medikai rašo, kad ne tik tai jie, bet ir tie, kurie keičia lytį arba yra netgi homoseksualūs, jie turi, kaip tu ir sakei, Dievo karalystėje ramybę. Jie neturi ramybės, jie turi maisto sutrikimus, jie turi psichologinių problemų, nes visuomenė vis tiek daro tą vadinamą spaudimą. Tu mūsų šaly, jeigu mes kalbam apie mūsų tą aplinką, jinai išstumia, jinai agresyviai daro tą įtaką, kad tie žmonės yra kažkoks tai kaip antipodas, jie neturi čia pritapti. Kai kurios šalis jau visai legalizavo, aišku, mes ne islamo šalis, ten kur šariatas, tai už tos dalykus iš viso yra. Tai šitas baudžiamasis kodeksas, kurį tu paminėjai, kuris buvo panaikintas, jisai tarybiniais laikais galioja, po šiai dieną Rusijos federacijai jis irgi galioja šitas baudžiamas. Aš tik tais dabar atsiverčiau ir tai atėjo vėlgi mintis dar pastiprinti, kad negalvotumėt, kad mes darbais ir savo gražių gerų elgesių užsitarnausim amžinai gyvenimą arba amžinai karalystę. Tai pamirškime tai ir tikrai nusimeskime šitą iliuziją ir įsitvirtinkime, kad Kristaus dėka ir Dievo valios dėka mes esame Kristuje ir esame išgelbėti. Ir tai yra Dievo dovana. Ir mes tuojau aptarėm, kad žiūrovai žino, nuodėmės sąvoka, jinai nesidalina vien tik tai heteroseksualams ir homoseksualams. Tai apskritai. O čia jau yra žmonių pasirinktas gyvenimo būdas ir elgesys. Ar aš toks, ar aš anoks save pozicionuoju, ką kalbėti apie pedofiliją, žinai, ir visus kitus. Tai, bet žiūrėkit, kaip įdomiai, tai atsiverčiau. Bet bailiams, netikintiems, nešvankeliams, žudikams, ištvirkėliams, burtininkams, stabmeldžiams ir visiems melagiams skirta dalis ežere, kuris dega ugnimi ir siera. Tai yra antroji mirtis, čia jūsų geriausia Pragėjo apreiškimo knyga, kuri paskutinė knyga mus išveda į Dievo šviesą ir tiesą. Aš šaržuoju, aišku. Taigi, bailiams nematyti dangaus karalystės, tai kaip dabar įvertinti, ar tu nebailys, ar kažkada gyvenime nesi kažko pabijojęs, oi bijau, žiūrėkite, oi bijau susirgti, bijau netekti to, tai jau bijai, tau brangusis nebeturi gyvenimo amžinai, taip kad čia yra didelė rizika, tie, kurie vadovaujasi savo darbais ir savo teisumu ir tiki nueiti į dangaus karalystę. Jo, mes su tokiu būdu. Jo, Rolandai, mes turim turbūt tokio kaip medicininio, tokio kaip išvados, mes jos nepadarysim, mes galim remtis tik tai tuo raštu ir galbūt vieną iš tokių galbūt pavyzdžių
pritaikiau šioje laidoje pats savo kaip palyginimą, tarkim, vis dėlto kodėlgi vyrą traukė prie vyro, arba tarkim, jisai gulusi. Kas jam pasakė, kad tai yra tai, nes jis suvokė taip save, ne? Ir aš prisiminiau iš karto tą visai pamirštą vietą, kada Adomas ateina pas Dievą prisidirbęs, ne, su Ieva. Ir jisai klausė, o kodėl tu slėpiesi? Tai aš sako, juk esu nuogas, kaip aš ateisiu. O Jėzaus atsakymas buvo, o kas tau pasakė, kad tu esi nuogas? Ir aš tame matau irgi tokį kaip filosofinį išrišimą, o kasgi vyrai arba moteris, arba netgi tie heteroseksualai, kurie mes einam į tos kraštutinumus, kada mes ieškom savo to seksualumo, mes galime pasakyti, tai man juk medija pasakė, tai man juk pasakė tas draugas, sako, kad tai visai fainiai, kad tai galima tokius dalykus patirti. Ir aš manau, kad šitoj vietoj mes ir esame suvedžioti. O kas tau pasakė? Bet mes vis laik bandome tą Dievo žodį, Rolandai, su tai atnešti jį, kažkaip išversti visai kitokių suprantamų būdų, kad galima čia atrasti mūsų rašte įdomių vietų, taip, kurios mus nuves ir jos mus statydins ir galbūt duos ne iš karto atsakymą, bet duos mūsų protams biški suklusti, susiorientuoti. Krypti. Ar, tarkim, reikia vyrui nusirengti prieš veidrodį ir pamatyti, kad jis yra vyras ir jo paskirtis būti vyru, nes, tarkim, šiandien vyrai rengiasi moteriškais drabužiais ir sako, aš esu moteris, aš esu... Matai, tai kad tu kaip irgi sako, įeisi į saloną, tu netapsi to modeliu, tu tiesiog eisi, tai kad tu užsivilksi rūbą, tu netapsi, tavo prigimtis yra esminė. Va čia ir didžiausias ir yra paklydimas ir tikinčiųjų pasaulyje, kad mes galvojadami, kad įeisime į saloną, tapsime to modeliu, arba apsivilkę vyriškų rūbų tapsime vyrais arba moterim, ko apsivilksi. Lygiai taip pat galvojam, kad mes darydami tai ir tai, įeisime į dangaus karalystę, kur yra absoliučiai prigimtinis dalykas. Adome visi mirė ir pražuvę, Kristuje visi turi teisiojo prigimti. Ar visi elgiasi teisiai? Tikrai ne. Ar jeigu tu sužinotum, kad esi teisus prieš Dievą ir Dievas tau neįskaito jokių nusižengimų ir su tavim jau susitaikė ir tau reikia išgirsti šitą gerąją naujieną, ar tu išgirdęs apie tokį Dievą ir tokią naujieną, galimai pradėsi galvoti kitaip ir pradės tavo gyvenimas keistis. Gal tu tada nebebėgsi kaip Adomas slapstytis nuo Dievo, gal tu kaip tik atvirkščiai bėgsi pas jį, kuris tau viską dovanoja ir sako, aš tau neturiu pretenzijų. O nuo skolintojo, čia toks banalus pavyzdys, bet pagalvokite, jeigu kas nors iš ko nors ar pinigų, ar daiktą buvot pasiskolinę ir negalite grąžinti, kaip jūs jaučiatės prieš tą žmogų, kuriam esate skolingas? Nepatogiai. Ir jūs ką? Jūs tikrai nebėgate į santykį su juo, nes bijote galbūt paklausti, kur mano daiktas ar kur mano pinigai, kur tu užtrukai. Bet jeigu jisai sako, žinai, aš tau dovanoju ir visą kitą, jūs kaip tik su tuo žmogum norėsite turėti santykį, taip ir su Dievu, kuris dovanoja viską. Tai ir šitas meilės jėga ir jinai atveda į bendrystę su Tėvu. Aš noriu su tokiu tėvu bendrauti, aš noriu su tokį Dievą pažinti, bet ne tas, kuris baudžia, aš kaip tik vengiu susitikimų su juo. Ir šitoje laidoje galbūt tas ir yra pagrindinis toks išrišimas kaip santykiai. Gausim išrišimą dabar iš Arvydo. Kaip, galbūt mūsų toks su tavim, galbūt pamastymas, kad mes atrasdami santykį su Dievu, mes neprarandame save, o mes praturtinam. Nesako, kas praras savo gyvybę, tas su Kristumi ją atras. Ir šiandien medikai, jie savo išvadose po apklausos, jie užduoda tą klausimą, jūs tikite Dievu? Ir kaip nebūtų gaila, dalis šitų žmonių, kurie elgiasi visai kitaip, priešingai, jie pasako, kad mes atmetam tą Dievo prigimtį ir biologinį kaip sukūrimą. Bet kita dalis, antro to klausimo, Rolandai, kad šiandien jau manipuliuojam ir sako, mes esame tikintis. Ir mes prašome, ir nuo kodėl mes tą laidą pradėjom, į mūsų tarpą tai ateina. Ir kaip mes jausimės, ir kaip mes reaguosime, ir kaip mes kalbėsime ir ką mes... O mes jausimės ir reaguosime, kai tokie žmonės ateis ir ateina į mūsų tarpą, į bendruomenį, krikščionišką tarpą, mes reaguosime ir jausimės taip, kokį tėvą mes
pažįstame. O tai, kad medikai ar kažkas sako, kad jie atmeta tėvą, tai tėvas nuo to nepasikeitė. Čia kaip ir su prigimtimi. Tu gali sakyti, kad esi moteris 100 kartų, tai vis tiek nepasikeitė. Taip, tavo mąstysena gali pasikeisti, tavo elgesys pasikeis, nes kaip žmogus mąsto, taip jis kalba, taip jis ir elgesi, taip jis ir gyvena. Ir kaip bebūtų, gaila, laikas eina į pabaigą ir aš norėčiau tokių kaip laidos pabaigos užbaigimų pasakyti, kad mes Kristų, ar tai heteroseksualai, ar homoseksualai, prisitaikykime prie savo gyvenimo, nes čia galima atrasti daug pateisinimų dalykų arba išteisinimų dalykų, bet pakluskime ir tapkime nuo jo priklausomi. Ne mes jį rinkomės, jisai mūsų išsirinko ir mūsų gyvenime, sėkmė mūsų gyvenime, jinai bus ir išrišimas galbūt iš tos situacijos arba išsprendimas šitos situacijos bus, kada mes iš tikrųjų pasiduosime jam ir patikėsime šitais Evangelijos paprastais žodžiais, kada sako, meskite savo jungą arba savo naštą ant manęs. Kaip tai padaryti? Reikia būti, kaip ir Rolandas sakė, būti atvirų ir sąžiningų pačiam savo. Taip? Tikrai taip. Taigi, brangieji, iš tiesų, palydėdamas jūs į savaitgalį, noriu iš tiesų palinkėti vis labiau ir labiau pažinkime gerąjį, tikrąjį Dievą ir jo siųstąjį Sūnų Jėzų Kristų, per kurį mes turime absoliutų visišką išteisinimą, per kurį mes esame išvaduoti iš visų savo skolų ir įsiskolinimų ir šliekimės prie šito tėvo, kuris susitaikė, kuris bėga mums į pasitikimą mūsų, kai tik mes pakeičiam kryptį. Jisai laukia mūsų, jisai viską padarė, dabar tik reikia mums priimti šitą gerąją naujieną ir ateiti be kaltės, be gėdos ir be baimės su visišku pasitikėjimu, nes Kristaus tikėjimu ir jo ištikimybę esame išgelbėti ir sutaikinti su tėvu. Būkit palaiminti ir gražaus savaitgalio. Saugokit save nuo neišmanimo. Sudie, brangieji.